Vaikų kodėl? Todėl, kad valstybė tai finansuoja ir vaikų žaidimo aikšteles, ir vaikų darželius, ir reiškia, nepirkdamas jūsų nefinansuojat šitų dalykų, todėl lazda kerta du galus. Lazda turi du galus ir kerta kitų galų. Todėl mes šito rajono gyventojai esame nepatenkinti, kas čia vyksta, ir todėl, kad tai vyksta agresyviai, masiškai ir daugėja. Taigi, mes esame nepatenkinti ir mes kaip bendruomenė susibūrė aktyviai, susibūrė masiškai, galim visi garsiai pasakyti, kad mums nepatinka, kas čia vyksta. Ir dėl to, kad tai vyksta agresyviai, bandymas už skvernų. Jeigu tai būtų ramu, gal dar būtų galima girdėti. Kas čia vyksta, tai nieko buvo nevyksta. O kodėl šiukšlina ten susėdė? Aš einu pro tą vietą, matau tamstą raudoną, matau per dieną sėdi nuo ryto iki vakaro. Ir šiukšlini, derči ir dergi. Dar kartą, gerai, dar kartą prašom, dar kartą. Nenusišneku, aš jūs visus mintinai pažįstu. Kam ginsite? Nu, alkoholikė, taip, o tai ką šiandien jinai tokia ramiau, rytoj reikia jai skirti šitas pachmelnis sindrominai man per galvą duoš. Aš čia per tą vietą einu namo. Aš bijau namo pareikti, prisėdė iš ryto, iš ryto į darbą. Vakarai irgi sėdi, nu. Šiukšlina ištisai, baisu praeiti, žmonės sako, kad Akcija sukiršė visą vietinę bendruomenę. tai kokia jūs matot galimybę kovoti su tuo? Čia gerai istorija, ką jūs pamatysite. Ne, aš manau, kad reikia imtis galbūt ir netradicinių priemonių, kažkokių netradicinių būdų. Policija dirba savo darbą, mes galbūt šiek tiek jiems padedam, kad tai būtų žmonių nepakantumas, kad mes parodytume. Iš tikrųjų, o netradicinės priemonės galėtų būti galima internetinė svetainė, kur visi paveiksluotų masiškai, kabintų. Pati maksima turėtume kažkokią socialinę reklamą pakabinti, arba tą patį plakatą pasikabinti pas save. Todėl priemonės yra tikslingios ir šiek tiek savo poveikio priemonės. Mes šitą rodysim, kad nepatinka mums, kas čia vyksta, kad tai vyksta agresyviai, tampa mums svarbu ir raginama. Tai iš tikrųjų tai jau tapusi akivaizdi problema, galima kažkokiai bendruomenei įsijungti ir bendruomenės spręsti. Aš tikrai buvau, teko bendrauti, bet jie irgi pritarė ir sako, nežino kaip kovoti patys skambina policiją, iš tikrųjų, ir jie patys supranta ir bando daryti visus žingsnius, kas jiems įmanoma, iš tikrųjų irgi nepatinka. Dar yra nesusiš kitas žingsnis, buvo pasakyti, kad viskas yra niokojama. Aišku, negalima kažkokios tautinės akivaizdu, kad šiandien vyksta ir papliavimas, gėrimas alkoholinių gėrimų viešoje vietoje, tai rajono produktai. Policija, aišku, nepastatysi, gal tai ir spręsti, bet policija turi budėti visą parą, čia kad tą problemą išspręsti.